Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir kaip matote, šiandien ant mano stalo pasikalbėsime apie Amber Sports gamintojo kelioninius irklus Amber. Taigi Amber irklai šiuo metu yra vieni populiariausių, nes jie yra geriausios kainos ir kokybės santykis pasiektas. Ir pakalbėkime apie pačius irklus. Jie yra aliuminiai, tai yra 3 modelių irklai. Yra 0 laipsnio kampo irklas. Tai reiškia, kad mentis yra nepersuktas, jis yra lygiagrečiai viena kitos ir irkluojant jums nereikia sukinėti mentis. Yra 60 laipsnių dešinio sukimo, tai reiškia, kad irkluojant su dešinė ranka visą laiką irklą po įro turime pasukti. Ir yra 2 dalių irklas, kuris gali būti ir 0 laipsnių, ir 60 laipsnių kairys, ir 60 laipsnių dešinio sukimo irklas. Tai reguliuojasi per spyruoklinę mygtuką, paspaudžiam ir pasukam, koks jums yra patogiau. Pačios irklo specifikacijos. Tai irklo ilgis yra 2,25 m, sveria apie 920 gramų. Vamzdžio diametras yra 30 mm, tai yra 3 cm. Vamzdžiai yra aptraukti specialia plėvele, kad mažiau slystų, nebūtų taip visur, būtų maloniau laikyti. Irklai turi vandens nuvarvėjimo sijonėlius. Tai reiškia, kad vanduo, kai ištraukit mentį iš vandens, vanduo teka per mentį, susirenka į sijonėlį ir varva per sijonėlį į apačią ir jums neteka jisai į rankas ir yra sausiau irkluoti. Amber irklus labai pamėgo nuomos kompanijos būtent dėl jų tvirtumo, kadangi per visą mentį yra pastorintas polietileno sluoksnis, tai yra padaryta papildoma polietileno injekcija ir tai leidžia irklui būti standesniam, neleidžia jam linkti tiek daug ir jisai atlaiko atsistumimus nuo kranto arba kai reikia biškių strigus pasistumti į priekį. Žinoma, viską tai reikia daryti proto ribose, nereikia naudoti irklo kaip sverto. Ir jisai puikiai tarnauja jau netgi ir nuomos sąlygomis. Kaip žinome, nuomoje irklai ir inventorius nėra tiek saugomas, tai yra pakankamai tvirti irklai pilnaverčiam naudojimui. Tiek apie Amber irklus ir susitiksime kitose video.